Nauji metai, nauji tikslai. Vėl pasimsi naują blanknotą, nusipirksi gražų, švarų, nuostabų. Rašysi ten savo idėjas, tikslus, mintis. Ir realybė niekas neįsipildo. Nu, įsipildo ten maži dalykai, bet tai, ko tu norėjai, tu nieko negauni. Ir tai nėra dėl to, kad tu kažką blogai darai. Tavo protas, tavo pasąmonė tiesiog stabdo tave nuo tavo augimo. Nes mūsų kūnas ir protas yra sudėliotas taip, kad tiesiog mes nieko nedarytumėm. Tai yra komforto zona. Tai yra šitom sistemom yra patogu būti ten, kur esam. Svarbiausia yra išsaugoti energiją. Ir dabar kas atsitinka? Susiperkat kursus, susiperkat knygą, susirašot viską, keliaujat į naujus metus, nauji sportbačiai, nauja sporto salė, mėno, 2 maksimum. Šaunuoliai, kurie eina iki galo. O daugiau kas atsitinka? Vėl grįžtam į tą pačią rutiną. Nuo pirmadienio susidėlioja gyvenimas, vaikai, darbas, santykiai ir žiūri, kad nei tos sporto salės, nei tikslų siekimo, vienos problemos. Ir tai natūralu, ir taip turi būti, nes pasąmonė jų saugo.